Tai ką, žiūrim kokios naujienos rinkoje per paskutinį mėnesį. Tai važiuojam iš karto prie būsto paskolų. Turim džiugių naujienų, tai kad Euroliboras tikrai sumažėjo, kas jau, sakykime, bus perskaičiavimas, ten 3, 6, 12 mėnesių, kas turite Euroliborą. Jau Euroliboras nukrito iki 2,46. Taip. Tai šiandien matom, kad jeigu banko marža yra vidutinė, tas 1,4,1, nu jau šiandien turėtume, čia toks viduriukas, jau turėtumėt mokėti ne daugiau negu 4%. Tai yra apie 3,9. Kai kurie žmonės, taip, kurie stengiasi, taip, šiandien tikrai moka jau 3,7. Čia yra turbūt žemiausia, kiek galit mokėti. Čia tie, kurie turbūt paskutinius, nežinau, 10 metų ėmė kreditus. Labai džiugu, kas turit dar su banko maržom 0,8, 0,7. Nu tai jūsų ženkliai turėjo sumažėti įmokos, taip, nes Euroliboras toliau važiuoja žemyn. Jeigu įdomu, tai galit palyginti, kas vyko praeitais metais, taip, ir kaip vyksta dabar. Tai jeigu mes Euroliborą turėjom 3,9, šiandien turim 2,46, ne? Nu tai tikėkime iki 2% tikrai šiais metais, nu tikėkime tikrai nukristas Euroliboras, gerai? Tai tvarkoj. Mažiausia 3,72, banko marža 1,4. Žiūrėkit, nepermokėt, jums užtenka kartais tik tai nueiti į savo banką ir parašyti, prašau sumažinkit, jau čia visiškai tinginiams, ne? Bent savo bankui paimkite ir parašykit, prašau sumažinkit banko maržą, ne? Nes bankai bijo, kad jūs dabar išeisit kažkur tai į kitą banką, nes dabar žinot, kad nemokamai galit refinansuoti ir vaikščioti tarp bankų. Kas esat gudresni, tai turim tokią sistemą, vat mūsų partneriai, kuris įsivaizduokit dabar galite tiesiog užpildyti vieną paraišką, žinoma labai teisingai ją turit užpildyti ir kas gaunasi, jūs gaunate iš visų bankų pasiūlymus. Ir svarbiausia, kad ta sistema, jums už tai nieko mokėti nereikia, bet jeigu jau taip gaunasi, kad jums atsiunčia bent jau 0,2 mažesnę banko maržą, taip, tada įsijungia jau mokestis, ten jisai yra apie 300 eurų, nusitikit irgi nėra daug, ne? Ar jūs patys ten eisit per visus ten 6 bankus, taip, ar jūs tiesiog duosit sistemai ir jinai jums atsius jau, pavadinsiu, gatavą, ne, pasiūlymą, kur jūs jau matysite, kurį banką eiti, kurį geriau neiti, ne? Tai jeigu taupot savo laiką, prašau, galit pasinaudoti šitą sistemą. Tiesa, asociacijos nariams, tai jums nereikia mokėti 300, būtinai jeigu einat, parašykit mums, mes tikrai esam sutarę, nes mes kaip bendruomenė, mums tai kainuoja žymiai mažiau, ne? Ten mums kainuos tik tai 200 eurų. Taip? Tai jau turit visus įrankius. Visus įrankius turit, kad mažiau permokėtumėt bankui. Tiesiog reikia imti ir daryti, gerai? Važiuojam toliau. Ką mes turim? Terminuotus indėlius, tai tie, kurie prikaupėt pinigų, viskas tvarkoja, randam su 4,35 kredito unijoje, tai yra Raseinių kredito unija, tai kauniečiams ir vilniečiams tai neįdomu, čia gal daugiau šiauliečiai, ne? Galit pasidėti už 4,35 arba turit kažkokį turėti ryšį su Raseinių unija, bet šiaip tai jūs pasižiūrėkit taip, unijos.lt arba indėliai.lt, ten galit sekti, kur kokioj kredito unijoje didžiausias yra palūkanas už terminuotus indėlius. Jeigu žiūrim ne kredito unijos, čia jau iš visos Lietuvos galit tuose bankuose pasidėti, matau, už 3,2 daugiausiai terminuotą indėlį. Tikrai, matot, banko palūkanas mažėja, taip, bet ir terminuoti indėliai mažėja. Taip, nes gaunasi, kad bankai už mažiau skolina procentų, dėl to ir indėliai turi būti mažesni. Kredito unijos vis tiek jos dar skolina už 6-7 ten bendrus procentus, kartais kai kurie gal ir 5 teisingai turit, bet negali būti procentai mažesni už terminuotus indėlius, suprantate, ne? Tai va, jeigu pažiūrėsit indėliai.lt, kiti bankai jau nei 2% neduoda, nes Euroliboras, ne? Jau Euroliboras, matėt, yra 2,46, tai tie didėjai bankai, kur duoda mums būsto paskolas, jų ir terminuoti indėliai yra mažesni. Bet viskas tvarko, jūsų teisė pasirinkti, kur savo pinigus laikyti. Ar už 0%, ar bent jau už kažkokius 3%, ar net 4%.
Man tai yra skirtumas, ar nuo 10 tūkstančių gauti gale metų 400 eurų ar 200 eurų. Yra skirtumas, teisingai. Tai va čia toks paprastas būdas, jau kaip aš sakau žmonėms, kurie visi nori investuoti, nori daug uždirbti, bet 10% neinvestuoja, bet jie net nesugeba kartais iš terminuotų indėlių gauti bent jau tos maksimalius procentus. Tai čia pirmas žingsnis jums, kas norit investuoti, išmokti tuos pinigų rezervą, finansinės pagalbės laikyti saugiai, kad tie pinigai būtų apdrausti ir kad uždirbtų kuo daugiau per metus. Gerai, kad bent jau kompensuotų kažkiek tais tą mūsų infliaciją. Vienas iš būdo neinvestavimo, ką mes irgi kur domimės, kur tikrai ir jums edukuojam, tikrai pasižiūrėkit, auksas vėl šovė į viršų praktiškai per paskutinį mėnesį, va kas investavo nuo praeito vasario iki dabar, tai tikrai auksas, žiūrėkit, pakilo praktiškai per 50%. Taip? Vien per mėnesį 6%. Tikrai stebuklingi yra rezultatai, iš vienos pusės jie mus džiugina, iš kitos žinokitės labai neramina, nes dažniausiai aukso kainos tokios didelės yra, kai pradeda valstybės, bankai supirkinėti tą auksą, ne? Kaip tokį, kaip rezervinį, kaip rezervą. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad artėja kažkokie neramus laikai, ne? Ir tam, kad būtumėm tikri, kas čia vyksta, kodėl taip aukštas šoka į viršų, aš pakviečiau vieną iš geriausių Lietuvos specialistų, tai yra, kuris žmogus tiesiogiai kiekvieną dieną dirba su tuo auksu, sidabru, su deimantais dirba, ir jisai turi parduotuvės, ir jisai tikrai seka visas naujienas, nežinau, kas dar gali geriau žinoti apie šiandienos įstatymus, apie naujienas. Tai bus Žilvinas, jisai iš Florinus ir jisai tikrai pasidalins su mumis savo patirtim, galėsit užduoti klausimus, yra registracija, registruokitės, seminaras grinai, dėka asociacijos narių, ačiū Jums labai už nario mokesčius, bet mes tokius darom nemokamus webinarus būtent Jums, ne? Ir tikrai kviečiu prisijungti prie mūsų bendruomenės, nes matote, ne, ir čia gaunam nuolaidą ir jau tikrai svarbiausia žinom, ne, žinom ir gaunam visada tą tikrą informaciją iš tų gerų specialistų, kur mes, prašau, mes tikrai perkam auksą sidabrą. Mūsų visi asociacijos nariai turi dalį savo krepšelio turėti auksų sidabrų. Ir prašau, rezultatai geriausi, taip? Tie, kurie kažkur kituose bendruomenėse, džiugu, tiesiog mano patarimas, ne? Kadangi mes daugiau specializuojamės į nekilnojamą turtą, į auksą, ten į pinigų skolinimą, tai yra uždirbam iš skolų, tai viskas tvarko. Jeigu jūs turit gerus specialistus šalia, kas ten į bitkoinus investuojat, kas į akcijas, obligacijas, super, svarbu, jeigu investuojat, turėkit visada šalia tuos žmonės, kurie gyvena tom investicijom, kur tikrai bet kada galėsit paskambinti, paklausti, kas vyksta, ar jau pirkti, ar jau parduoti. Nes jeigu nėra to žmogiško ryšio, labai dažnai tos investicijos sudega, ne? Nes jūs neturit kartais ko paklausti, klausot žinių, spaudoj kažką skaitot, žurnalistai kartais irgi ne viską teisingai perteikia ir paskui stebitės, kad tų pinigų nėra, ne? Tai dar kartą palinkėsiu gerų specialistų. Tai tiesiog kviečiu susipažinti dar su vienu geru specialistu Lietuvoje, kuris tikrai specializuojasi auksą sidabrę ir pasidalins su jumis tikrai puikia gera patirtim. Na ir turim tokius šleivus kreivus, ne, investavimus, kuriuos tikrai tvarko ir Lietuvos bankas, įstatymus jau pakeitė, nes mato, kad žmonės dėl tų investicijų neturtingėja, bet bėdnėja. Taip? Tai va šitoje vietoje mes tik tai parodom jūsų kompanijas visas, išrenkam iš tų kompanijų pačius geriausius rezultatus, tai bent jeigu jūs vis tiek dėl kažkokio tikslo nusprendė turėti tos gyvybės draudimus, turėkit čia jūsų valia, čia jūsų pinigai, norit skirti labdarą gyvybės draudimo kompanijoms, skirkit, bet bent jau, kad gautumėt kažkokią geresnę investicinę grąžą, tiesiog pažiūrėkit, ar jūsų investicijos yra viena iš šitų, taip? Nes čia tiesiog kiekvienoje kompanijoje išrinkom geriausią, matot, irgi matau, kad viena kompanija investavo į auksą, tai rezultatas 40% čia per paskutinius metus. Prasčiausias rezultatas, žiūrėkit, 2,94. Klausimas, ne, kodėl vienos kompanijos uždirba 27, 25, o kitos tik 2,94. Ir gyvybės draudimo kompanijos yra blogis tame, kad jeigu jūs jau su ta kompanija dirbat, ten investuojat,
nelabai galite išeiti iš tos kompanijos, ne? Nes jeigu išeisi, dar reikės mokesčių lengvatas gražinti ir šiaip. Ne? Tai nėra, aš manau, pats tobuliausias investavimo produktas, jis yra labai brangus, dėl to kviečiu tiesiog irgi, jeigu netikit, pasižiūrėkit Lietuvos banko puslapį apie tas visas kompanijas, kokie ten yra mokesčiai. Tikrai yra kai kurios gyvybės draudimo kompanijos susimažino tikrai mokesčius iki ten 3-4% galbūt metiniai, kaip ir dideli, bet vis tiek kažkiek tai padengia per mokesčių lengvatą, bet kai kurie tai toliau lupa po turbūt ir 20 ir ten minimum 10% ir dėl to gražos yra labai blogos žmonių investicijų. Ir klausimas, ar tikrai jiems rūpit labai, kad jūs ten vaikų mokslams sukaupsit ar savo pensijai? Nežinau, pasižiūrėkit ataskaitas 10 metų ir pamatysit, kad ten nelabai kas kaupiasi. Gerai, tiesiog stebėkit finansinės ataskaitas, žiūrėkit Lietuvos banko ataskaitą, ten rasit tikrai daug atsakymų. Gerai, važiuojam toliau. Trečia pakopa, ne? Tai gaila, kad nuėmė šitą įstatymą mokesčių lengvatos, bet yra taip, kaip yra. Iš tikrųjų dar paliko vieną lengvatą įmonės savininkams, ne? Tai irgi, čia taip sakau tik dėl to, kad jūs žiūrite šitą naujienlaiškį, bet irgi galima dėka to per įmonę, jeigu jūs turit savo įmonę arba, nežinau, dirbat su darbo sutartim, turit gerus santykius su įmonė, dalį paskolos savo būsto kredito galima gražinti per įmonę. Teisingai išgirdote, ne? Dalį paskolos galit gražinti per įmonę, ne? Bet čia mano konsultacija, ne? Jeigu norėsit, drąsiai galėsiu parodyti, paaiškinti kaip, bet kas gudresnis jau suprato, ne? Taip, kai prasidėjo trečiai pakopai metai, nelabai gerai, žiūriu visur minusai, kažkaip dažnai būna, auksas jeigu kyla, tai kažkaip akcijų rinkoms būna blogiau, ne? Bet viskas tvarkoja, tiesiog stebim, žiūrim, kas vyksta, bet šie metai jau prasidėjo, sakykime, su dideliais minusais. Čia, kas esat irgi, pasižiūrėkit pagal savo metus, pavyzdžiui, kas nuo 68 iki 74, kaip sudirba per paskutinį mėnesį antra pakopa. Irgi matot, paskutinis mėnesis yra minusai, na, kai kurios va turi šiais metais 0,64, kai kurios va minus 0,3, ne? Rezultatus, žinoma, reikia žiūrėti ilgalaikiškoj perspektyvoje, bet sutikite, ne? Išmeskit čia GAU indeksą, nes GAU indeksas visiškai naujas yra, sakykime, žaidėjas, dar tik tai antri turbūt metai, bet vis tiek sutikit, ar 83% per tą visą laikotarpį, čia nuo 2019 metų, ar pavyzdžiui 69, jums yra skirtumas? 83 ar 69? Tai vat klausimas, ne? Jeigu jau žiūrim tokio ilgesniai perspektyvai, kodėl toksai didelis skirtumas, ne? Ir jeigu jūs esate šitoj kompanijai, pasitikrinat, pasižiūrit, tada kviečiu tiesiog nueiti ir į tą kompaniją, kuri dirba geriausiai, nueiti į tą kompaniją, kuri dirba prasčiausiai ir pasidomėti, ne? Kodėl taip skiriasi rezultatai, ne? Nes tai yra jūsų pensija, taip? Tai jūs turit, va čia ir yra turbūt niuansas, labai dažnai girdžiu ir tokias nesąmonės, kai žmonės kalba, oi, taigi į akcijas ten į auksą reikia domėtis, ten eiti, pirkti, parduoti. Ne, vat man labai paprasta, ne, atiduoti gyvybės draudimui, pensiniuose fondus, ten nieko nereikia rūpintis. Nereikia rūpintis, bet ir tada nenustebkit, kad jūs ten negausit jokios investicinės grąžos, ne? Ir tada visi pyksta ant gyvybės draudimo, ant pensinių fondų. Kodėl? Todėl, kad jūs nenori domėtis. Ne, jūs tiesiog, jeigu jūs nesidomit investicijom, būkit geri, neinvestuokit. Investuokit į savo karjerą, tai yra, eikit, kelkit savo kvalifikaciją, investuokit į savo vaikus, gerai, nelyskit į tos bankus ir investicinius produktus. Nu, nesakau, kad jūs apgaus, bet jūs tiesiog dėl savo nežinojimo patys susimausit ir prarasit savo investicijas, ne? Ir tada kaltinsit visą pasaulį. Žmonės, kurie investuoja, skaito knygas, eina seminarus, va, turim savo mokytojus, taip, kad neprarastų pinigų, nes ir tie, kurie netgi supranta apie investavimą, daro klaidas, o tie, kurie, nu, nesupranta tų dalykų ir nežino nei kaip ką daryti, bet tikisi, kad va, aš jau daviau pinigų, tai dabar kažkas privalo man juos uždirbti. Nu ne, taip nebus, gerai? Nebūkit naivus, gerai? Aš asmeniškai specializuojuosi į kreditus ir sukūriau jums tokią programą, grinai, va, kadangi refinansavimas vyksta dabar, tai vėl, kad neprisidarytumėt nesąmonių, nes tą refinansavimą, kai darot iš vieno banko į kitą, gali daryti tik vieną kartą per 2 metus. Ir jeigu padarysit vėl klaidų, nu tai jau, kai sužinosit gerų naujienų, arba kodėl kažko nepadariau, kodėl jūs ten, dažnai žmonės sako, o kur jūs buvo ten prieš 2 ar 3 ar 10 metų, ne? Mes visada buvom čia, jau mes esam čia,
Mūsų asociacija yra nuo 2009 metų, čia yra bendruomenė, čia yra ekspertai ir mes bandom, netgi pavadinau programą kreditų paslaptis, nes, kitaip nepavadinsi, nes bankai mūsų nemoko, kaip valdyti kreditų, nes tai, ką jūs sutaupot, bankai praranda, tai reiškia, jums nėra jokio intereso jums pasakoti, kaip padaryti, kad sumokėtumėt bankui ne 100 000 palūkanų, bet tik 50. Taip? Tai aš iš jūsų pavyzdžių, iš jūsų klaidų lipdau, darau, taisau, kažką sutvarkom ir ištaisom tas klaidas. Taip? Bet visą tą patirtį aš jums įdėjau grinai į tas 5 pamokas, kur tikrai sakau, kad jūs ten pamatysit, kaip sutaupyti palūkanas, jūs pamatysit, kaip galima dvigubai greičiau grąžinti tos kreditus. Čia grinai tokiam jūsų savarankiškam mokymuisi. Ir nesakykit, kad kaina didelė. Aš jau ją nuo 100 permečiau, jau duodu jums 49 eurai. Nusipirkit šitą programą. Metus laiko galėsit žiūrėti. Galėsit jų žiūrėti, giminėms, draugams galėsit, ne kartu žiūrėkit, gerai. Bet čia tikrai sudėjau daug savo patirties, elementarius, paprastus dalykus, kad net nereikia jokių finansų baigti, ar ten aukštosios finansų kažkokios specialybės, kad suprastumėt, kaip tą kreditą sutvarkyti, suvaldyti, kad nepermokėtumėt palūkanų. Nes jeigu čia tikrai aš jums garantuoju, sutaupysit mažiausiai 30 000 eurų, išklausę šitą programą, ir 30 000 eurų, patys dabar pagalvokit, kiek jūs uždirbat per metus. Kažkam tai yra galbūt metų, kažkam tai 2 metų pajamos. Tai kodėl jūs nenorite sutaupyti metų arba 2 metų pajamų? Kažkaip žmonės supranta, kad jie ima kreditą, didelį kreditą, ten 6 metų pajamos, bet supraskit, kad dar kokį ten 5-6 metų pajamas reikia ir palūkaną sumokėti. Reiškia, jūs per tos 30 metų, jūs turėsit, įsivaizduokit, savo būstui atiduoti nuo 10 iki 12 metų uždarbį. Va tiek, kiek jūs uždirbsit, suprantat? Jeigu jūs nieko nedarysit, nes labai tikrai, turbūt nepameluosiu, kad iš 10-8 žmonės darosi kreditų su maksimaliu laikotarpiu. Taip? Tai yra ima iš banko, kad kuo mažiau reikėtų mokėti, ne? Žinokite, jeigu jūs taip darot, jūs tikrai maksimum permokėsit bankams ir tikrai nesistebėkit, kad nėra pinigų, ne? Nes jūs atiduodam mokesčiams, atiduodam bankams, o dar už blogus gyvybės draudimus susimokat, ne? Ir kaip sakant, gyvensim neamžinai, ne? Visi turim savo laikroduką, ne? Kada išeisim iš to gyvenimo ir kažkada baisiausia būsim pensininkais. Ir va klausimas tada, kokia bus ta pensija ir kaip mes gyvensim, taip? Tai va šitoj vietoje linkiu tiesiog, įsigykit šitą programą, naudokitės ją, giminėm, draugais, dalinkitės, bet būkit gerai, išmokit valdyti kreditus, taip? Nes bankų pelnai yra milijardai, taip? Super, jie uždirba, viskas gerai. Bet baisiausia, kad jie uždirba iš žmonių nežinojimo, ne? Tikiuosi labai, kad jūs būsit vis protingesni ir protingesni, gerai? Ir nelaikysit banke pinigų už 0%, o jos mokinsitės dauginti, ne? O kas turit jau prisėmę kreditų, bent jau susikoncentruokit į tos kreditus, tikrai susidėliokit programą, kad žiūrit mano video, prisimenat, sakiau, tik su 100 eurų jūs galit dvigubai greičiau grąžinti kreditą. Tiesiog reikia protingai pasielgti su tais pinigais, gerai? Na ir dar priminsiu, kad vasario 26 pakviečiau super gerą specialistą, kuris turi Lietuvoje daugiausiai turbūt žinių apie auksą, sidabrą, deimantus ir galėsit tikrai jau užduoti, pildykit registraciją, užduokit klausimus ir tikrai sudalyvaukite. Čia dėka asociacijos narių yra nemokamas renginys, kad nedarytumėt klaidų, ne? Ir užduokim klausimą, ne? Žilvinai, kodėl bankai ir valstybės perkasi auksą į savo rezervus, o mums žmonėms siūlo pensinius fondus ir gyvybės draudimus? Kodėl? Tai su ta mintim aš jūs paliksiu ir tikiuosi pasimatysim mūsų renginiuose. O kam reikia pagalbos dėl kreditų, mielai, kreipkitės. Žinoma, neturi daug laiko, jūs tiesiog irgi iš anksčiau kreipkitės, kad kokias 2 savaitės į priekį vis tiek yra eilė. Dėl to lauksiu jūsų skambučio. Ir kaip visada sakau, paskambinti tikrai nieko jums nekainuoja. O klaidos kainuoja, žinokitės, 10 000 eurų. Sėkmės jums.